domėjausi vaikystė 5 metų, kai buvau, pamačiau filmą Indijos jogai, kas jie tokie yra, YouTube, indijskiai jogai, to netokie. Aha. Ten kino teatras rodėsi. Prisiminimai apie ateitį rodė, apie civilizacijas ir jogai. Tai Čia dokumentika buvo. dokumentika ir viskas. Ir ten netgi Karolis Dinika buvo tam filme. O, Tai paskatino kažkaip. Vaikas pamačiau ir ten stovėtų ant galvos, lotosai, kitos, tai iš karto išėjo visos asanos. Įtraukti pilvą. Ką tas kiti- intuityviai viskas buvo Taip. padaryta, ar ne? Tai va, kaip sako, kūdikiai moka plaukti, nereikia duoti pamiršti jiems. Jeigu nuolat plaukia, tai kaip pamačiau jogos filmuką, tai tiesiog išėjo daugiau kaip pusę pratimų. Bet tai vis tiek jūs dabar mokytojas, o pagrindas mokymo. Tai paskui buvo rytų kovos menų kelias apie 25 metai tame tarpe. Integruotas ir jogos technikos, tik mes nežinojom, kad darom jogą. O kada įsilaisvino Lietuva ir galimybė keliauti, atsivežti mokytojus, tai va tada jau dabar. Tai kiek dabar metų su joga? Dabar su joga, jau jogos studija įsteigta, tai apie 10 metų. Yra tokių, kuriam netinka joga, pavyzdžiui. Yra. Yra rimtai? O kuo jie pasižymite žmonės? Tikriausiai yra jogos principas, pats pirmasis ahimsa, neprievarta. Tai jie kažkokiu tai būdu taiko sąmoningą ar nesąmoningai prievartą prieš save arba prieš kitus ir jam tada joga netinka, nes jie sulaužo jogos dėstį. Bet jeigu žmogus vadovaujasi jogos principas, netaiko prievartos, tai joga tiks kiekvienam. Gal žinių trūkumas. Tiesiog arba savo mokyklos neatradimas, nes visi žmonės kitokie, jogos kelių labai daug, jogos rūšių labai daug. Ieškoti savo mokytojo, savo metodiko, savo būdo. Pagaliau netgi turėti savo jogą. Jeigu klausi, kiek jogos yra stilių mokyklų, tai tiek, kiek Žemėje gyventa 7 milijardai. Atraskim kiekvieną savo jogą. Ačiū. Ačiū.